Mūsų svajonės kartais mums atrodo kaip kalnas. Aukštas, didelis kalnas. Ir viskas, ką mes matome prieš akis, yra tai, kad kalnas yra didelis. Didelis, aukštas ir status. Į jį kopti yra sunku. Tiek toli dar reikia nueiti, o viršūnės net nesimato. Tu žiūri į tą kalną, o tavo galvoje sukasi tokios mintys, kad, šiaip jau tu esi per sena tam kalnui. Reikėjo pradėti anksčiau. Tai užtruks per ilgai, bus per sunku. Ir štai čia atsiranda didžiulis energetinis plyšys tarp to, ko tu nori, ir to, kas tu esi dabar. Nes ana versija tavęs, kuri jau įkopė į tą kalną ir gėrisi tuo nuostabiu vaizdu iš ten, iš viršaus, ji taip nemąsto. Šita tavo ateities versija yra visai kitokia asmenybė, su visai kitokiamis mintimis galvoje, su visai kitokiais vidiniais pojūčiais ir taip pat visai kitokia energija. Ir žinai ką? Tavo kalnas bus aukštas, sunkus ir tau nepasiekiamas. Tol, kol tu neišmoksi būti tai, kas yra ji. Kol tu neišmoksi būti savo ateitimi dabar. Labas, aš esu Dangera. Sveika atvykusi į erdvę skirtą moterims, kurios nori daugiau vidinės ramybės ir tokio nuoširdaus džiaugsmo savyje. Į erdvę, kur aš kas antrą savaitę dalinuosi tikromis istorijomis, praktiškais įrankiais ir laiko patikrinta išmintimi, kuri padės tau sugrįžti į save. Padės tau kurti kokybišką kasdienybę. Kasdienybę, kurią tu gali pradėti mėgautis. Aš labai džiaugiuosi, kad tu esi čia, nes aš tikiu, kad pasaulio grožis prasideda nuo vienos laimingos moters. Ir aš labai linkiu, kad ta moteris būtum tu. Taigi šiandien pakalbėkime apie ateitį, apie tavo ateitį, apie tai, kaip sukurti tą pačią nuostabiausią ateitį savo ir kaip tą ateitį tu jau gali gyventi šiandien. Man asmeniškai ši tema yra labai artima ir labai jaudinanti. Aš kalbu ir man kojų pirštukai virpa. Aš jaučiu, kaip mano energija išsiplečia ir mano akys spindi. Priešai save aš matau savo ateities aš flirtuoju su savo ateitimi, aš juokiuosi su ja, aš gyvenu su ja ir ji yra nuostabi. Ir aš labai noriu, kad tu šiandien susikurtum savo ateitį ir susitiktum su savo ateities aš, su ta versija savęs, kuri tai jau padarė, kuri įkopė į tą kalną, kuri stovi priešais tave ir kaifuoja nuo to gero jausmo. Aš noriu, kad tu pajustum tą jausmą jau dabar. Dabar žinoma, tu gali man sakyti, bet Dangera, palauk. Ateities dar nėra, tos manęs versijos dar nėra, iš kur man žinoti, ką mano ateities aš jau padarė ir ką jį mąsto. Taip, sutinku, tavo ateities dar nėra, bet tu savyje nešiojasi patį nuostabiausią įrankį, kuris tau yra dovanotas ir kurį kiekvienas žmogus šioje žemėje turi. Ir tas įrankis ne tik gali tau padėti numatyti savo ateitį, bet net ją pajusti. Argi tai yra nenuostabu, kad mes žmonės turime tokią dovaną ir ta dovana, tas įrankis, kurį ir tu nešiojasi savyje, yra tavo vaizduotė. Bet šalia vaizduotės mes turime dar tokį dalyką. Aš tai vadinu vidinis žinojimas, nes man tai jaučiasi tiesiog kaip tikras natūralus vidinis žinojimas. Tai netgi ne nuojauta ir ne intuicija, tai kažkoks nepaaiškinamas tikras jausmas, kad tu tai žinai.
Moksliškai tas jausmas nėra nei apibrėžtas, nei patvirtintas, bet tu jį žinai. Aš neabejoju, kad tu jį žinai. Atsimink bet kokią situaciją, kai tu savo pagalvoji, bet ašgi žinojau, kad tai bus. Aš žinojau, kad aš tai padarysiu. Aš žinojau, kad tai nutiks. Aš žinojau, kad man pavyks. Tu negali paaiškinti, iš kur tu tai žinai, bet tas jausmas yra tikras. Dažniausiai yra taip, kad mes tuo jausmu nepasinaudojame, bet mes visi turime gebėjimą numatyti savo ateitį. Numatyti savo ateitį ir pajausti ją dar prieš jai įvykstant. Ir man asmeniškai labai patinka ta mintis. Ir aš tikiu, kad tai nėra tik šiaip savo kažkoks spėjimas. Nėra taip, kad mes kaip kokios raganos žvelgiame į stiklinį rutulį ir matome savo ateitį ir sakome, dabar bus taip. Ne, mes neatspėjame savo ateitį. Mes kuriame ją. Mes visos savyje turime tam tikrą vidinį įvaizdį. Savo tikėjimą, kas mes esame, tikėjimą, ko mes esame vertos ir kaip mūsų pasaulis turėtų atrodyti. Ir pagal tą vidinį įvaizdį mes savo kūrėme tokias situacijas, tokias aplinkybės, kurios kūrė mums tokį gyvenimą, kuris labai tiksliai atspindi mūsų vidinį pasaulį. Dažniausiai mes tai darome visai nesąmoningai. Gyvename automatiniu, kažkada išmoktų režimu pagal vidinį įvaizdį, kuris mums buvo padovanotas mūsų aplinkos. Bet kai gerai pažįsti save, kai žinai savo vertybės ir supranti, kokias pasekmes turi tavo pačios nuomonė apie save, kokias pasekmes turi tavo sprendimai dabar, tu labai natūraliai pradedi numatyti savo ateitį. Tau pasidaro labai aišku, kaip gali atrodyti tavo ateitis. Ne todėl, kad tu turi kažkokių stebuklingų galių, o todėl, kad tu aiškiai matai kryptį, kurią tu eini. Todėl ir numatai rezultatą, kuris tampa tiesiog aiškus. Jeigu tu šiandien, kasdien rūpiniesi savimi, savo kūnu, savo emocinę gerovę, natūralu, kad po metų greičiausiai tu būsi stipresnė. Jeigu kasdien mokaisi kažko, augini save, plėti savo žinojimą, aš neabejoju, kad po kelių metų tu turėsi daugiau galimybių nei tada, jeigu liksi toje pačioje vietoje, kur tu esi dabar. Jeigu tu kasdien renkiesi būti tarp žmonių, kurie padeda tau pasitempti, kurie yra tau įdomus, kurie įkvepia tave būti didesne savęs versija, ateityje tu gyvensi visiškai kitokiam gyvenime, kitokiam pasaulyje, nei tokiu atveju, jeigu liktum tarp tų žmonių, kurie tavęs nevertina. O galbūt net skatina tave susimažinti, nes tokia didelė ir sėkminga tu jiems esi nepatogi. Ir žinai, šiaip jau jeigu taip pagalvoji, kai mes buvome vaikai, vaizduotę naudodavom kasdien. Ir mums atrodė, kad nėra neįmanomų dalykų. Mes svajodavom, kad galime būti balerinos, aktorės ir gydytojas. Ir mes įsijausdavom į tą vaidmenį ir mes gyvendavom tame jausme. Mes išsitraukdavom iš spintos mamos aukštakulnius ir vaizduodavom save kaip labiausiai pasitikinčią savimi elegantišką moterį. O tada mes užaugom, užsisukom savo kasdienybėje ir mes pamiršome, kad ką tie mamos aukštakulniai mums kažkada reiškia ir taip pat pamiršome svajoti. Dabar savo kasdienybėje mes tiesiog bandome išgyventi. Tik išgyventi. Dar vieną dieną,
dar vieną savaitę, na kaip nors iki sekančio savaitgalio, iki sekančio atostogų. Ir net negalvojama apie tai, kad išgyventi šiaip jau nėra tas pats, kas gyventi. Išgyventi nėra tas pats, kaip sąmoningai kurti savo tokį gyvenimą, kuris mums teikia džiaugsmo ir nuo kurio mums nereikia atostogų. Apsižvalgyk aplinkui. Dauguma suaugusių žmonių gyvena išgyvenimo režimu. Ir svarbiausia yra tai, kad jie net neleidžia savo klestėti. Jie net neįsivaizduoja, kad jiems tai yra įmanoma. Jie gyvena lyg debesy ir jie net nežino, kad gali būti kitaip. Aš pati taip gyvenau 40 metų ir aš puikiai suprantu, kaip tai jaučiasi. Tu tiesiog gyveni, kaip gyveni ir tu neturi jokio supratimo, kad gali būti kitaip. Kitiems gali pasisekti, kitiems gali pavykti, o tau ne. Nes per tą debesį tu tiesiog nematai galimybių. Jos gali tau žvelgti į akis, bet tu tiesiog nematai galimybių. Yra tik tai, ką tu žinai geriausiai, kaip išgyventi. Ir jeigu tu dabar gyveni tik tam, kad išgyventum, miela mano, taip yra tik todėl, kad tu pamiršai, kaip naudotis savo vaizduotę. Tu pamiršai, kaip svajoti. Tu nekuri tokių patirčių, kokių tu nori. Tu nekuri tokio gyvenimo, kokio tu nori. Tu leidi gyvenimui tiesiog nutikti ir tu tiesiog reaguoji į aplinkybės, vietoje to, kad pati kurtum savo aplinkybės. Tai yra tavo išgyvenimo režimas. Ir yra dar vienas dalykas, kuris nutinka, kai mes suaugame. Kai mes suaugame, mes jau turime praeitį. Ir tada mes pradedame gyventi būtent savo praeitimi. Mes nustojame svajoti apie tai, kas galėtų būti, ir mes matome tik tai, kas buvo. Dabar mes jau turime istoriją. Ir blogiausia visame tame yra tai, kad mes leidžiame savo praeičiai nuspręsti, kas mes esame. Atrodo, taigi tai natūralu, tai kas buvo padarė mane tuo, kas aš esu šiandien. Ir tai esu aš, neginčijama ir nekeičiama. Bet žinai, iš tikrųjų, tai yra tik istorija, tik žodžių kratinys mano galvoje. Tik štai, kol tu pasakoji savo tą istoriją, tol tu ir esi ta istorija. Kol tu matai save kaip savo praeitį, tol tu ir esi savo praeitis. O tai, kaip tu matai save, kuria visą tavo gyvenimą. Ir štai tavo gyvenimas nesikeičia, nes savo gyvenimą tu kuri iš praeities. O kas nutinka, kai tu pradedi gyventi ne iš savo praeities, bet iš ateities perspektyvos? Žinai, tada visų pirma, tavo praeitis nustoja tau diktuoti, kas tu esi. Nes tada tu pati pradedi savo diktuoti, kas tu nori būti. Ir tu pradedi gyventi iš tos vietos, iš tos savęs, kas tu nori būti. Ne tas, kas tu buvai, o tas, kas tu nori būti. Ir tu pradedi priimti kitokius sprendimus. Kitokius sprendimus, negu tu esi iki šiol įpratusi. Tu pradedi priimti sprendimus ne iš baimės, kad kažkas blogo nutiks. Nes kažkada kažkas nutiko, kas tau skaudėjo. Tu pradedi priimti sprendimus iš tikėjimo, kad tu gali. Iš tikėjimo, kad tu gali sukurti tai, ko tu nori. Tu žvelgi ne į savo praeitį, bet į savo viziją, į savo tikslus, į tą moterį, kurią
tu nori tapti, kuri tai jau padarė. Ir kiekvienas toks sprendimas tave priartina prie tos tavo versijos, prie tavo ateities aš. Nes, miela mano, aš dar nemačiau nei vieno žmogaus, kuris pakeitė savo gyvenimą, nepakeitė savo aš, nepakeitė savo identiteto. Tu negali turėti to, ko tu nori, likdama tai, kas tu esi. Bet galbūt tu, kaip ir dauguma moterų, nori kitokio gyvenimo, bet tu nenori keistis. Tu nori gauti tai, ko tu trokšti, dar prieš tapdama tą moterimi, kuri gali tai sukurti. Ir būtent todėl tau atrodo, kad viskas yra taip sunku ir sudėtinga. Ir tu pradedi kažką keisti, kažką daryti, o tada vėl viską meti, nes tai yra per sunku ir tai trunka per ilgai. Nes tas tarpas tarp to, kas tu esi ir to, ko tu nori, paprasčiausiai yra per didelis. Ir žinoma, kad liekant tai, kas tu esi, tą tarpą užpildyti yra per sunku. Bet tikrasis pokytis tavo gyvenime prasideda ne nuo darymo, ne nuo rezultatų, o nuo to, kas tu esi. Nuo kiekvieno žingsnio, kuris priartina tave prie to, kuo tu tampi. Turbūt vienas paprasčiausių pavyzdžių būtų svorio metimas. Moteris, kuri nori numesti svorio, jos galva yra pilna tokių minčių kaip aš esu per stora, aš amžinai kovoju su savo svoriu, aš nekenčiu savo kūno. Ir taip, ji imasi dietų, ji imasi sportų ir ji numeta svorio. Bet netrukus ji tą svorį vėl priauga. Kodėl? Todėl, kad mes moterys neturime svorio problemų. Mes turime vidinio įvaizdžio problemą. Tol, kol tu matai save kaip moterį, kuri kovoja su savo svoriu, tol tu kovosi. Ir tu tik kursi savo tokias situacijas, kuriomis tu vėl ir vėl įrodysi savo, kad tu esi moteris, kuri kovoja su savo svoriu. Nes tu tuo tiki. Ir miela mano, suprask, kad tai, kuo tu tiki, tau yra labai svarbu. Ir savo tikėjimą tu visada bandysi apginti. Tu apginsi jį visais būdais. Ir visais įmanomais būdais tu sieksi įrodyti savo ir kitiems, kad tu esi teisi. Todėl tu būk tokia miela ir pasigilink į tai, kuo tu tiki. Būk savo sąžininga, pripažink savo, kuo tu iš tikrųjų tiki. Tu negali kovoti su tuo, kuo tu tiki. Ta kovą tu visada pralaimėsi. Bet tu gali pakeisti tai, kuo tu tiki. Jeigu tu nori numesti svorį visam laikui, pirmiausia, tu turi tapti liekna moterimi savo mintyse. Turi mąstyti ir jaustis kaip liekna moteris. Ir va tada tavo kilogramai ištirps ne tik sveikų būdų, bet ir taip, kad rezultatai išliks visam gyvenimui. Nes numesti svorį nėra taip sunku, tai gali padaryti kiekviena moteris. Tikrasis iššūkis yra pasirūpinti, kad jis nesugrįžtų. O tai gali nutikti tik tada, kai tu pradedi matyti save kaip liekną moterį. Dabar, liekną moterį dabar, tame kūne, su visais kilogramais, su visu svoriu, kurį tu nešiojasi dabar. Tu turi matyti save kaip liekną moterį dabar ir pradėti mąstyti kaip liekna moteris, elgtis ir gyventi kaip liekna moteris dabar. Nes kitokia tavo ateitis nėra apie darymą, apie daugiau darymą, apie tai yra. Tavo ateitis yra apie tai, kaip tu jautiesi, apie tavo energiją. Ir kadangi mūsų mintis sukuria mūsų jausmus, o mūsų jausmai sukuria mūsų energetinę būseną, tai yra
Vadinasi, tavo energija prasideda tavo prote. Tavo ateitis visų pirma prasideda tavo prote. Aš suprantu, kad viskas, apie ką aš čia kalbu, gali atrodyti keistai ir netgi labai sudėtingai. Ir galbūt tu tikrai nori jaustis kitaip, bet tada nutinka gyvenimas. Tu apsižvalgai aplinkui ir tiesiog prisitaikai prie to, kas yra. Ir tavo galvoje vėl sukasi tos pačios mintys kaip vakar. Ir tu jautiesi taip pat kaip vakar ir tavo energija lieka ta pati kaip vakar. Ir šiandien tu vėl kuri tą pačią realybę kaip vakar. Bet, miela mano, tavo ateities aš, kuri padarė tai, ką tu nori padaryti, ji visgi mąsto kitaip. Todėl tavo užduotis yra mąstyti kitaip, jaustis kitaip, nesvarbu, kas vyksta aplinkui tave. Išmok tikėti kitokiais dalykais. Nelauk, kol viskas aplinkui tave pasikeis, kad galėtum jaustis gerai. Išmok jaustis gerai jau dabar. Dabar šioje situacijoje, kurioje tu esi. Kaip tai padaryti? Įjunk savo vaizduotę. Leisk savo vaizduotėje savo pamatyti gyvenimą, kurio tu nori. Įsivaizduok, kad tai jau vyksta dabar. Pamatyk save jau gyvenančią tą gyvenimą. Pajausk ramybę, džiaugsmą, pasitikėjimą savimi. Ne tada, kažkada, o dabar. Dabar, šią minutę. Parsitemk tą jausmą iš savo vaizduotės ir jausk jį dabar. Nes tikrieji pokyčiai, miela mano, prasideda ne išorėje, ne tavo aplinkoje, ne kituose, ne situacijoje, ne darbe, ne tavo vyre. Jie prasideda tavyje. Įsivaizduok savo ateitį taip, kaip tu norėtum, kad būtų, ir būk ta ateitis. Būk tą energiją ir pritrauk tą ateitį į savo gyvenimą. Tai nėra bandymas atspėti ateitį. Tai yra, kaip aš ir minėjau anksčiau, tai yra tiesioginė to žodžio prasme savo ateities kūrimas. Bet tas kūrimas yra iš tikro vidinio žinojimo, nes tu tai jauti, tu tai jau patyrei savo vidiniam gyvenime, tu tai patyrei savo mintyse, tu jau įkūnijai tą ateitį savyje. Tau reikia tik ją pajausti ir pritraukti į save. Nes kad tavo gyvenimas pasikeitų, pirmiausia, keistis turi tu. Tu turi tapti savo ateities aš. Ta moteris, kuri tai jau gyvena. Nes ta moteris, kuri tu esi šiandien, ji yra sukurta iš vakarykščių minčių, iš vakarykščių įsitikinimų, iš vakarykščių jausmų. O tavo ateities aš mąsto kitaip ir ji jaučiasi kitaip. Tarp tavęs dabar ir tavo ateities yra tarpas ir kad tu pasiektum tą ateitį, kurios tu nori, tu turi ištirpinti tą tarpą. Tu turi susilieti su savo išsvajota ateitimi dabar, bet viskas prasideda tavo galvoje. Viskas, kas egzistuoja aplinkui tave, yra sukurta 2 kartus. 2 kartus. Visų pirmiausia kažkieno galvoje, o tada realybėje. Nebuvo taip, kad visų pirma buvo sukurtas namas ir tik tada sukurtas planas, kaip tą namą pastatyti. Argi ne? Bet problema yra, kad mes neturime kantrybės. Mes norime, kad viskas pasikeistų jau dabar, geriausiai jau vakar. Ir galbūt tu jau nekartą sugalvoji kokį nors labai gerą dalyką. Tu užsidegiai to projektu, tu svajoji, tu vizualizuoji, bet kai rezultatų tu nematai tuoj pat,
kai tie rezultatai neateina taip greitai, kaip tu norėtum, tu pradedi abejoti savim. Na, gal ta mintis buvo kvaila, gal visgi man nepavyks. Ir ką tu darai? Tu meti tą svajonę, tu meti tą ateitį, tu meti tai, ką pradėjai, ir vietoje to, kad tu laikytumėsi įsikibusi savo ateities vizijos ir bandytum sumažinti tą tarpą tarp dabar tavęs ir tavo ateities tavęs, ne, tu sugrįžti prie to, kas buvo. Ir žinai, kai tai nutinka, tas yra okei. Tie bandymai eiti pirmyn, atgal, tie bangavimai, šiaip jau yra natūralus augimo procesas. Tikro pokyčio receptas yra neapleisti savęs. Tai yra vėl ir vėl iš naujo pasirinkti savo ateitį. Nesvarbu, kiek kartų tu sugrįžtum ir tavo gyvenimas parblokštų tave atgal į tavo praeitį. Tikrasis pokyčio receptas yra vėl ir vėl iš naujo pasirinkti būti savo ateitimi, iš naujo pasirinkti būti tą moterim, kurią tu nori tapti. Iš naujo pasirinkti būti tą moterimi, kuri padarė tai, ką tu nori padaryti. Taip, įpročiai yra toks dalykas, kurie vis išlenda mums prieš akis. Seni įpročiai, jie kaip kokios siurbelės, jie gyvena mumyse ir jie vis išlenda. Jie yra mūsų praeitis, bet tavo darbas yra vėl iš naujo rinkti savo ateitį. Iš meilės savo. Iš meilės savo vėl ir vėl rinkti savo ateitį. Ir, čia yra dar vienas dalykas, apie kurį yra labai svarbu pakalbėti. Norint būti savo ateitimi, tu turi žinoti, kokios ateities tu nori. Turi aiškiai žinoti, kokį gyvenimą tu nori sukurti, ką tu nori patirti. Tu turi žinoti, kokie yra tavo tikslai, nes būtent tavo tikslai ir norai tau padiktuos tai, kokia moterimi tu turi tapti, kad tai pasiekti. Tu gimsi, nauja ateitis, tavo nauja aš gims iš tavo norų, iš tavo tikslų. Nes jeigu tu nežinai, ko tu nori įsivaizduoti ir jaustis ir pajausti, tai yra sunku. Kaip tu gali sukurti tai, ko tu net nežinai, ko tu net negali įsivaizduoti? Bet jeigu tu vis kartoji savo, ašgi nežinau, ko aš noriu. Aš nežinau, ko aš noriu. Taip, tada suprantama, kad yra labai sunku judėti į priekį. Natūralu, kad tu jautiesi užstrigusi, kur tu esi. Tik, prašau, nekomplikuok visko taip labai. Neįtikinėk savęs, kad tu nežinai, ko nori. Mes visos kažko tai norime. Tik kartais bijome tai savo pripažinti, bet dėl savęs, dėl savo ateities. Prašau, išsirink vieną norą, bet kokį. Tegu tai bus tas pats svoris. Mes moteris amžinai norime numesti svorio. O galbūt tu nori priaugti svorio. Tai irgi gali būti. Galbūt tu nori surasti savo gyvenimo meilę. Gal tai yra sukurti verslą, išmokti kažką tai naujo. Prašau, pasirink vieną tikslą, vieną svajonę, vieną norą. Ir žinai, to tikslo užduotis yra ne tik pakeisti tavo gyvenimą. Visų pirmiausia, to tikslo užduotis yra pakeisti tai, kaip tu matai save. Pakeisti tai, kuo tu tampi siekdama to tikslo, nes tai yra pats didžiausias grožis, ne pats tikslas, ne rezultatas, o tai, kuo tu tampi siekdama to tikslo. Tai, kaip tu pradedi matyti save siekdama to tikslo.
nes tavo ateitis prasideda būtent tame, kaip tu matai save. Ir svarbiausias darbas čia yra ne vien tik siekti tikslo, o kasdien mokytis būti ta moterimi, kuri tą tikslą jau pasiekia. Vėl įjung savo vaizduotę, pažaisk, matyk tą savo tikslą ir matyk tą moterį, kuri tai jau padarė, kuri jau pasiekė tai. Kas yra ta moteris? Kaip ji mąsto, kaip ji kalba su savimi, kaip ji atrodo, kuo ji yra apsirengusi, kaip ji rūpinasi savimi, kaip jinai elgiasi su kitais, kokia energija sklinda iš jos. Ir kaip tu manai, kaip kiti žmonės mato ją su šita energija? Atsakyk savo tuos klausimus, nes va tuose atsakymuose gyvena tavo ateitis. Ir kai tu pati pradedi gyventi tuose atsakymuose, tu pradedi keistis. Mano ateities aš dabar yra pati geriausia mano draugė, pati geriausia mano patarėja, guodėja, įkvėpėja. Ji yra visada su manimi ir aš kasdien sąmoningai renkuosi galvoti, jaustis ir elgtis taip, kaip elgtųsi ta moteris. Aš žinau, kad ji yra nuostabi, ji yra išmintinga, ji yra moteriška, bet visada išlieka savo ašyje. Ji ne tik pasitiki savimi, ji didžiuojasi savimi. Man ji labai patinka. Man ji patinka ir aš renkuosi būti ją. Aš noriu mąstyti taip, kaip mąsto ji, aš noriu jaustis taip, kaip jaučiasi ji ir aš noriu elgtis taip, kaip elgiasi ji. Kai aš turiu priimti kažkokį sprendimą, ji yra mano patarėja. Kai ji yra pirmoji, kuri man patars, tu elkis šitaip ar anaip, nes ji tai jau darė, ji tai jau praėjo tuos žingsnius. Ji viską žino. Ji žino, kad aš ten kažko bijosiu ir ji žino, kad aš jaudinsiuosi. Ji yra žmogus. Ji turi visas emocijas. Tai nėra vien tik tais rožiniai akiniai ir viskas labai gražu. Ne. Mano ateities aš lygiai taip pat turi tikslus. Ir ji bijo, ir ji pergyvena. Lygiai taip pat. Ir ji žino, kaip su tais jausmais elgtis. Ji žino, kad jinai turi išjausti juos ir išbūti juose. Ir vis tiek eiti pirmyn. Ir kai mane užplūsta visos tos abejonės, nerimas, aš pasiklausau savim minčių ir aš paklausiu savęs, ar šitos mintys yra mano ateityje. Ir jeigu ne, vadinasi ir dabar tos mintys yra nereikalingos. Ir dabar, vadinasi, mano gyvenime joms nėra vietos. Aš treniruojuosi būti tą moterimi jau dabar. Jaustis, kaip jaučiasi ta moteris dabar. Aš renkuosi būti mano ateitis dabar, ne tada kažkada, o dabar. Vieną sprendimą vienu metu, vieną mintį vienu metu, vieną veiksmą vienu metu. Ir kažkas galėtų pasakyti, žinai, tai skamba kaip fake it till you make it. Ta prasme, meluok savo, kol patikėsi savimi. Apgaudinėk save, kol pradėsi tikėti savimi, kol tai taps tikra. Bet man nepatinka šitas posakis. Nes aš nemanau, kad melas ar apgavystės man padės. Aš manau, kad melas yra vis tiek melas ir mano protas puikiai atpažįsta, kada aš savo meluoju. Todėl aš nemeluoju savo. Aš tikslingai sakau, kad aš treniruojuosi, aš repetuoju tą versiją savęs, kol man tai taps įprotis. Nes visi nauji dalykai mums yra keisti, mes nesugebam jų daryti iš karto, mums yra keista.
mums nepavyksta iš karto, bet mes darome kažką ir tai tampa natūralu, tai tampa įprotis. Ir paskui mes nebegalvojam apie tai, kad oi, čia kažkaip keista, čia kažkas nenatūralu. Ne, kažkada tu nemokėjai vairuoti mašinos. Kažkada tu sėdai pirmą kartą į mašiną ir tau buvo keista. Tau reikėjo prisiminti tiek daug dalykų, o dabar tu esi moteris, kuri vairuoja automobilį ir tu tai darai natūraliai, tu net negalvoji sąmoningai, ką tu darai. Tu sėdi į mašiną ir tu važiuoji. Taip ir su mano ateitim. Su mano ateities aš treniruojuosi savo ateitį, tol, kol ji man taps natūrali ir tol, kol ji ateis į mano gyvenimą, tol aš gyvenu kaip savo ateities aš. Ir aš žinau, kad aš visą tai natūraliai pritraukiu į savo gyvenimą. Ir ne tik tais aš pritraukiu tuos nuostabius dalykus, kaip naują žmogų į savo gyvenimą, kaip savo darbą į savo gyvenimą, kaip tave aš pritraukiu į savo gyvenimą. Tiesiog kuo toliau aš taip gyvenu, tuo labiau patinka tai, kuo aš tampu. Ir tuo labiau man patinka, kaip keičiasi mano gyvenimas. Aš sąmoningai renkuosi būti tą moterimi, kurią aš noriu tapti. Ir natūralu, kad tokioje būsenoje keičiasi ne tik mano mintys, bet ir mano elgesys, keičiasi mano sprendimai, keičiasi tai, kaip aš suvokiu save, kaip aš matau save. Ir po truputį aš jaučiu fiziškai, kaip plečiasi mano vidinė erdvė, kaip plečiasi mano indas, į kurį aš galiu priimti naują realybę, naują gyvenimą, didesnį, platesnį. Aš keičiuosi pačiu švelniausiu būdu ir su meile sau aš keičiuosi. Keičiasi mano vidinis įvaizdis, mano identitetas. Jis keičiasi taip, kad jis būtų pakankamai didelis išlaikyti, ne tik pritraukti tą nuostabią ateitį, bet išlaikyti ją, išlaikyti tą didelį gyvenimą, neatstumiant jo. Aš keičiuosi taip, kad aš praplatinu savo limitus, savo nematomas lubas, kad čia įsitektų tas nuostabus gyvenimas, ta nuostabi ateitis, kurią aš kuriu. Ir aš tikrai žinau, kad tai yra vienintelis būdas, kaip aš galiu tą ateitį sukurti, sukuriant erdvę savyje, į kurią ji gali ateiti, kad ji tilptų čia manyje. Taigi ne, būti savo ateities versija nereiškia apsimesti kažkuo kitu. Tai reiškia kasdien vis dažniau rinktis mąstyti, jaustis ir veikti taip, kaip elgtųsi moteris, kuria aš tampu. Tai reiškia, kad aš gyvenu tos nuostabios moters energijoje jau dabar. Ir jeigu tu esi moteris, kuri, pavyzdžiui, nori uždirbti daugiau pinigų, paklausk savęs, kaip tu jaustumėsi, jeigu tu būtum moteris, kuri uždirba daugiau. Galbūt tu jaustumėsi labiau užtikrinta, labiau saugi. Ir kaip šitą jausmą tu gali susikurti dabar. Nepaisant to, ką sako tavo banko sąskaita. Arba jeigu tu svajoji sutikti savo gyvenimo meilę, įsivaizduok, kad būtent tas žmogus dabar sėdi šalia tavęs. Koks jausmas būtų? Kaip tu jaustumėsi tada? Aš esu tikra, kad ta moteris, kuri žvelgia mylimam vyrui į akis, ji yra rami, ji yra užsipildžiusi meilę, ji nepergyvena, kur jis yra, kodėl jis neateina, kodėl jis taip ilgai užtruko, kada jisai ateis, ar paskambins, ji taip negalvoja. Ir ji nebamba, kad visi vyrai yra kiaulės ir šioje žemėje nėra gerų vyrų.
nes šitas vyras sėdi priešais ją. Taigi ir tu, būk ta moteris jau dabar. Būk ta ateitis dabar, kad pritrauktum tą ateitį į savo gyvenimą, kad tą meilę, tą vyrą pritrauktum į savo gyvenimą. Ir ne tik kurk savyje tas emocijas, bet kurk ir savo aplinką. Tokią aplinką, kurioje tu matai gyvenant save ateityje. Kaip šita moteris gyvena? Kokias knygas jis skaito? Su kuo jį leidžia laiką? Ar pas ją namuose yra pamerktų gėlių? Jeigu taip, tai nueik ir nusipirk savo gėlių. Pasimerk jų ir pasimerkis ir džiaugis jomis. Kaip šita moteris tavo ateities kaip jinai rengiasi? Pamatyk ją, tą moterį, kuri yra laiminga, kaip jinai rengiasi. Ir tu dabar rengis taip pat. Tai nėra apie kažkokį tobulumą. Tai yra tik mažos kasdienės detalės, kurios tau primena, šiandien aš kuriu gyvenimą, kuriame aš noriu gyventi. Ir prašau, nebūk savo griežta. Leisk savo klysti. Leisk savo pamiršti tą kitokią save. Leisk savo ją vėl prisiminti. Suprask, kad tu mokaisi būti ją. O kai tu mokaisi kažką, tau yra galima klysti. Leisk savo patikėti, kad gražiausios tavo dienos, gražiausi tavo gyvenimo metai tau yra dar prieš akis, kad ir kiek metų tau būtų. Leisk savo išplėsti save, išplėsti savo ribas. Leisk savo pamatyti save kitaip. Leisk savo gyventi ne pagal automatinę programą, bet su intencija. Būk savo ateitis. Rūpinkis savim, kalbėk su savim, renkis taip, kaip tai darytų tavo ateitis. Ir visai nesvarbu, ar tu dėvi suknelę, ar kažkokios jogos kelnes. Svarbiausia yra ne pats rūbas, o tai, kaip tu jautiesi jame. Tai yra apie pagarbą savo. Tiesiog pažvelk į save ir pasakyk savo, ar tau patinka, ką tu matai. Kai tu žvelgi į save, ar tai atspindi tą energiją, kurią tu nori gyventi. Ar tau patinka tavo laikysena? Gal tu esi susigūžusi, susitraukusi, kad tik neužimtum per daug vietos, o gal tu leidi savo išsitiesti, pakelti galvą ir parodyti savo, kad aš pasitikiu savimi. Ar tu pastebėjai, kad savimi pasitikinti moteris, ji nėra labai garsi. Apskritai, ji per daug nekalba, ji nemėto komentarų, kur nereikia. Yra gana tyli. Jai nereikia niekam nieko įrodyti, ji tiesiog ateina tokia, kokia yra, atvira, smalsi, gyva. Vien jos laikysena be žodžių pasako, aš esu čia. Kokia tu esi bendraudama su kitais? Ar tu išklausai, o gal tu pertraukinėji kitus? Ar išsakai savo nuomonę? Ar nustatai ribas? Pažvelk į savo aplinką. Naujai mūsų ateičiai reikia naujų patirčių. Kas naujo galėtų būti tavo gyvenime? Pradėk lankytis naujose vietose. Klausykis kitokių žmonių, kitokių podcastų, kitokios muzikos, nei tau yra įprasta. Pradėk žiūrėti kitokius filmus. Susirask naują hobį, išmok kažką naujo. Ar bent jau pasirink į darbą eiti kitų kelių nei įprastai. Naujos patirtys savaime praplečia mūsų pasaulį. Ir jeigu tu savo protą maitini tau įprastų nerimų, pletkais, skundais, kaip viskas yra blogai, tai save išgirsti tau bus sunku, bet jeigu tu bent
dalį to laiko skirsi tam, kas tave augina, įkvepia, plečia tavo akiratį, po truputį tavo vidinis pasaulis tikrai pasikeis. Žiūrėk, galbūt tu negali dabar sau leisti kelionės į New Yorką. Galbūt tu labai svajoji apie New Yorką, bet tos kelionės tu negali sau leisti. Bet žinai ką, tu gali apie jį paskaityti, tu gali pažiūrėti dokumentinius filmus, tu gali išsistudijuoti New Yorko žemėlapį, tu gali mintyse vaikščioti po tas gatves, po Manhattano šaligatvius. Nes svarbiausia yra ne pati kelionė. Svarbiausia yra jausmas. Jausmas yra visada, ko mes iš tikrųjų norime. Už visų svajonių, už visų norų yra jausmas. O jausmus mes susikuriame pačios savo mintimis. Todėl nebelauk tos dienos, kai pagaliau galėsi leisti savo pradėti gyventi. Nereikia laukti, kol pasikeis skaičius tavo svarstyklėse ar tavo banko sąskaitoje, kol nereikia laukti, kol atsiras mylimas žmogus. Gyvenk savo tikrą gyvenimą jau dabar. Ir kiekvieną dieną rinkis bent vieną mintį, bent vieną mažą veiksmą, kuris atspindi tą moterį, kurią tu tampi. Bent vieną mažą veiksmą, kuris atspindi, kad tu eini link savo ateities, link tos ateities, kurią tu kuri. Kurią tu kuri taip, kaip tu nori kurti. Įsimylėk savo gyvenimą dabar. Yra vienas dalykas, kurį aš tikrai žinau. Jeigu tu nori, kad tavo gyvenimas pagerėtų, pradėk mėgautis savo gyvenimu dabar. Įsimylėk jį. Tu jau ne kartą girdėjai mane sakant, ir šiandien aš tai jau sakiau. Ir aš pasikartosiu dar kartą. Kad sukurtum kažką, ko niekada neturėjai, tau reikės tapti kažkuo, kuo tu niekada nebuvai. Taigi būk tuo, kuo tu dar niekada nebuvai. Būk savo ateitis. Ne todėl, kad dabar tu esi nepakankama, o todėl, kad aš tikiu, kad tavyje yra kur kas daugiau, nei tu leidi savo pamatyti. Labai dėkoju tau už žinutes, kurias aš gaunu per Facebooką ir Instagramą, apie tai, kad mano žodžiai yra būtent tai, ką tau reikėjo išgirsti va tada. Apie tai, kaip mano žodžiai tave ramina ir įkvepia. Būtent todėl aš tai ir darau. Ir žinojimas, kad tas laikas, kurį aš investuoju šios įrašus, paliečia tavo gyvenimą, man reiškia labai labai daug. Ačiū tau, kad tu manęs klausaisi ir ačiū tau, kad tu rūpiniesi savimi. Susiklausome po 2 savaičių. Apkabinu tave. Su meile, Dankera.